Šiemet jau antrą kartą sekminės bus švenčiamos Barkingo parke, tai yra rytų Londone. Kodėl Barkingo? Nes statistiškai Barkingas yra antras pagal daugiausiai lietuvių apgyvendintą rajoną. Todėl aš galvoju šventę atnešti arčiau lietuvių, kad jiem būtų patogu, kad patogu su šeimom, su vaikais mažai suvažiuoti, tai irgi labai didelis pliusas. Sekminės tai yra 7 savaitė po Velykų, o iš tikrųjų tai yra pati nuostabiausia piemenų šventė. Nes tik būtent per sekmines tie piemenėliai, kurie ganydavo gyvulius, karvutes, avytes, jie tik tą dieną gaudavo pačio skaniausio maisto, jiems nereikėjo ganyti, jie labai puikiai matė, kaip jų šeimininkai varė karves ganyti, nes jie šoko, dainavo, jie darė savo instrumentus ir pats didžiausias akcentas buvo tai apvainikuoti savo gyvūnus. Jie nuo pačio ryto atsikėlę, rinkdavo visokius žolynus, berželio lapus, puošdavo savo karves ir tas išpuoštas pargindavo į savo ūkį. Už tai, kurio iš piemenėlio gražiausiai išpuoštas buvo gyvūnas, tas gaudavo kuo daugiau maisto, jis gaudavo poilsio, na ir ne tik maisto, bet žinot, kad piemenėliai buvo labai vargšai, neturėjo drabužių ir jie netgi gaudavo drabužius, naujas kojines, sakysim, tai buvo pati didžiausia šventė. Tradicinio festivalio sekminės Lithuanian Fest organizatoriai, aktyvūs Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės nariai, žada, kad ir šiemet gegužės 29-ąją vyksiančioje šventėje nebus kada nuobodžiauti. Vyks speciali loterija, mugėje bus galima įsigyti įvairių širdžiai mielų suvenyrų, tautodailės dirbinių ar lietuviškos atributikos. Mažuosius šventės svečius džiugins vaikų kiemas. Tėveliai jame palikę savo atžalas piešti, žaisti ar užsiimti kitą įdomią veiklą, galės skaniai papietauti. Mat festivalyje gardžių lietuviškų patiekalų pasirinkimas žadamas išties didelis. Šviežias visas maistas bus vietoje gaminamas, tie patys cepelinai vietoje verdami, ne kokie šaldyti atvežti, šašlykai prie visokių kepami, dešrelės su kopūstais. Tokios tikros lauko vaišės. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad šiemet kaip niekada turim gausų būrį rėmėjų ir ne tik čia savo verslus turinčių lietuvių, ar ne, kurie visada kiekvienais metais labai mielai remia sekminių šventę, bet ir rėmėjų iš užsienio valstybių. Tai viena įmonė yra JAV registruota įmonė, kuri ieško įdarbinti gabių lietuvių Lietuvos įmonėms. Taip pat didžiausias pieno gamintojas Lietuvoje mus šiemet remia ir vaikučiai turės progą paskanauti ir prisiminti varškės sūreliai, kaip koks skonis su glaistyti šokoladu. Taip pat labai džiaugiamės, kad šiemet mus remia ir nacionalinis transliuotojas ir parodys ne tik reportažus, kiek žinau, bet ir visą šventę. Ir lietuviai tiek Lietuvoje, tiek visam pasaulyje galės pamatyti, kaip mes švenčiame sekmines ir kaip mes būrėmės. Ir iš tikrųjų tuo labai džiaugiuosi, nes mes, aišku, turim sąsajų su visom bendruomenėm. Bet paprastai yra taip, kad mes nežinom, kas vyksta nuo dainų didžiųjų švenčių, kurios vyksta Jungtinėse valstijose, ar ne? Bet dabar labai džiaugiuosi, kad sužinosim, tikriausiai gausim labai smagių atgarsių iš Jungtinių valstijų, iš Vokietijos bendruomenių, iš Norvegijos bendruomenių, iš visur. Tai va, tai tuo aš labai džiaugiuosi, kad tai išeina iš Jungtinės karalystės jau ribų ir galbūt ateityje turėsime tarptautinį festivalį, kas ten žino. Smagu, kai mes susitinkame visi kartu ir patikėme savo idėjas. Ir, tarkim, tie patys atlikėjai atvažiuoja, jie kažką tai savo atsiveža. Vietiniai verslininkai, vėlgi, jie reklamuoja savo verslus vadinamus ir suteikia galimybę žmonėm atsipalaiduoti, pasijusti kaip Lietuvoje, kas yra tikrai mums lietuviams čia esantiems tikrai tas smagu. Netgi kalbant apie pačius kaip verslininką, aš save pastatau į eilinio lietuvio vietą ir ko aš norėčiau iš to renginio. Aš tikrai noriu ateiti ir pasijusti, aš Lietuvoje grįžau ir kaip smagu ta būtent prisiminimai, kaip būdavo gera Lietuvoje, ten prieš N metų eidavom koncertai Vingio parke, koks judesys. Va būtent tas yra smagu matyti iš mūsų verslininkų čia, bendradarbių vadinamų, kad tikrai norime tą kažką padaryti, pasiekti. Tikrai yra jaučiama energija, noras ir nesijaučia, kad čia
vienas kitą norim peršokti, pasirodyti mes geresni. Ne, čia yra bendras darbas, siekime kažką sukurti kartu. Labai tikiuosi, kad tokios šventės kaip sekminės vis labiau vienys Anglijoje gyvenančius lietuvius, kad panašių renginių vyks kuo daugiau, kad ši graži sekminių tradicija nenutrūks ir tęsis kiekvienais metais. Mūsų kompanija labai džiaugiasi galėdama kasmet prie jos prisijungti. Aš už tai, kad žmonės rinktųsi, kad nebūtų to, kaip yra sakoma, aš gėdinuosi savo tautiečio autobuse, traukinyje ar kur. Jokių būdų mes turim vienytis, mesgi lietuviai, na kiek čia mūsų yra. Ne tik tai Londonas, kai labai daug Anglijos, aš daug keliauju, daug koncertuojam čia, labai daug yra lietuvių. Ir aš už tai, kad kuo daugiau žmonės per tokias šventes sužinotų, kas tai yra bendryje, kad jungtųsi į bendryje, kad kažką darytume, nes negali, bendryje merdėjo čia šitiek metų. Mes už tai, kad darom renginius, koncertuojam, netgi galvojam tokius daryti piknikus, kaip angliškai, ar ne, kažkokiam parke rinktis šeimos, nes tik tai per susirinkimus, per būtent tokias vakarienės žmonės bendrauja.